Sveiki visi, čia ir vėl aš, žaidėjas, tai pradedame žaisti Tikitą. Tai nieko nelaukdami iš karto pradedam. Tai čia ir gyvensiu, čia labai gera vietovė. Čia naktį gal slaimetis spaunins. Tai iš karto įdomu. Čia nečytai, čia rodo receptus, jei norit, nes galiu parodyti. Tai liek vaikai. Čia mano brolis prie Auksazys. Va, pavyzdžiui, koks Redstone Engine va taip gaminas rodo viską. Tai bus labai fainiai. Iš karto, kaip per visus kitus darbastelis, pirmą eina. Iš karto nieko nelaukiam. Iš karto kasimės po žemę. Tai niek nebandykit sakyti, kad aš čytinu, aš labai supyksiu ir nebefilmuosiu. Tai gal galit sakyti, ką norit, bet aš nečytinu. Tai kasamės iš karto po žemę. Jaučiu, bus labai nuobodi šią seriją, kad nieko gero nepadarysiu. Tai galiu perspėti. Anksčiau tiek ilgai nefilmuosiu, kad praeisiu žaisti Fite Beast. Tai gal kokios 20-30 serijų padarysiu ir nutrauksiu. Nebefilmuosiu, gal ir ilgiau, nežinau, iš karto net plomberį mėgau. Tai žinokite, bus labai faini. Tiek pašakučiu ką tik atrodė, kad būtų nutrūkęs video. Tai čia truput buvau įsilaginęs koms. O, iš karto anglies. Tai gerai labai pasisekė. Čia, nežinant kokios versijos, tai ruošiate tiekit Classic 1.5.2. Tai čia ne serverį ruošiu, tai gal perkelsiu į serverį kokį sykį. Tai gal, kai suskursiu Skype'ą savo, tai įgėsis descriptioną parašysite ir galėsim kartu palošti Tikitą arba kokią kitą serverį. Tai bus fainiai, kad aš viens pačiam man įdomu lošti, tai per Skype'ą susišnekėtumėm. Ir dabar gal užteks tiek, čia bus toks mini kambariuks mano. Tai iš karto pasidarome Stone Axe, ne Axe, o Pickaxe. Informuoju 2 minutės. Matote, čia nieko nesu net jokio šimtų gavęs. Kas nežino, čia net yra tiek pasiekimai. Jei norit, galiu net parodyti, kai iškas va tą anglį čia sienai. Pavyzdžiui, spaudžiat nustatymai. Nes nustatymai čia pasiekimai ir čia ir Minecraft'o pasiekimai. Paspaudžiate, kurį parašyta Minecraft ir išmet Industry Craft, man reikia tų gauti ir koperio. Čia Redstone Power, matote, kokį eina darytas. Tai grįžame į Minecraft ir einam daryti kaip ir per visus video, kurius kursiu, statyti viską. Tai dabar reikės kokį kartą pastatyti namą už video. Tai kai pačiakite komentarus, ką man daryti. Iš karto įdomu, kokį čia medį, aš žaidžiu ant to, kad nebūtų man tokių medžio lapų. Čia toks yra specialus medis, kur augo tie, kur ten tuos kažkokius susiniukus, kaip aš jas vadinu, gumą vadinama, rubber, kaip iškepė į taip. O jo seplinga viena. Tai čia kažkur turėtų būti tasai. Bet pasižiūrim, nėra keista. Va, matote, va čia toks yra šuduks prilipęs, tai ir reikia vieną tokį dalyką gamintis. Atrodo kaip jis va taip gaminasi, tai jis vadinas, neprisimenu, trap kažkaip, jo trapsim, aš jį taip vadinu. Ir kaip prieinu prie medžio, tik tais vieną kartą spauskite, kai jį antrą paspausite, tai vietoj niekada nešauks antras.
gyvenime, tai galite kirsti rekačius, ant kitų medžių išauga po 2. Mato, kaip tam išauga 2. Tai... O. Ir iš kitų žuvų kokius 4 iš to vieno šuduko, iš kitų vos po 1 gauni. Jie žino, kad aš juos spauninu, tai nereikia kirsti tų medžių. Jie gali būti ir be lapų, vis tiek atsiras tie šudukai, kaip aš juos vadinu. Tai nes jaunikis gali apkirpti tos lapus. Tai grįšiu, kada aš visus juos taip nurinksiu. Grįžome, tai viską susirinku ir užmušau, kur aš pasidariau tą įjimą į mano tatuiruotas, čia. Mėnes pasidaręs. Jaučiu, čia dabar laikinai gyvensiu, tai iš karto pasiėmiau darbastalį, kad man čia jo reikės. Ir man esu žaidęs jau ne vieną kartą, teikit, tai dar gal vieną kanalą patirti, kas daugumą jį žino, kas FTBeast žiūri, tai man ir Craft. FTBeast kuria ir aš pradėsiu kurti, kad mane nervina, kad esu kiek skaitęs komentarus, prašo jo, kas žaidžia dar FTBeast. Žinokit, aš esu daug kas pražiūrės, kas žaidžia. Ir visi po 3, po 4 epizodus daro. Aš vieną esu pražiūrės, kur padarė vos 2 epizodus ir nutraukė, ar įdomu tokį būtų žiūrėti. Vos kelius padaro epizodus ir nieko daugiau. Tas pats, kaip būtum žiūrėtum už nieką. Taip, pražiūros gauni ir net nieko neišmoksti. Pasikasinėjo 2 serijas ir viskas. Tai matot, Ruber gaunas ką, man pirma reikėtų pradėti gaminti kokią sistemą. Gal reikėtų... Kur tas į... Aivagenė aerofoninis generatorius. Man reikia restauną. Man bet ir nerodo. Areną reikia iškepti. Tai reikia man jau eiti kasinėtis. Čia kasimės. Tai grįžime, kada pasiekime. Va, radau koperio, kur ten tavo pirmą pasiekimą matote, jis taip atrodo oranžinis. Tai čia man reikia būtinai rasti restauną. Čia jo pastoji būna daug, tas pats kaip ir anglies, bet mums jo labai trūksta. Tai dabar žinokit, aš visų daiktų nekepsiu, labai taupysiu, kad paskui pulverizerį pasidarysiu, kuris iš vieno oro paverta į tokias destus dulkes, už tų dulkių į oro furnės įdeda arba į kokią furnės ir iškepa tau 2 daiktus. Tas pats, kai daugiau rastum, tai labai padeda. Kai nemėgsti kasinėtis, paskui pasidarysime ekverį, tai grįšiu, kada rasiu kažko įdomesnio.